number 35, Travis Watson, z numerem 41, number 41, Declan Collins. Kauno Žalgiris pravėrė duris į Eurolygos top 16 varžybas. Kauniečiai išvykoje 72-69 palaužė Gdynės Aseko Prokom ir iškovojo 5. pergalę A grupėje. Šis laimėjimas praktiškai garantavo vietą kitame etape. Žalgiriui per likusias 2 rungtynes užtenka laimėti kartą ir jie užsitikrintų 2. vietą grupėje. Žalgiris didžiojo mačo dalį kontroliavo rungtynes, bet niekaip nesugebėdavo įgyti didesnio pranašumo. Kauniečiai tik besibaigiant 3. kėliniui pataikė iš toli. Tai padarė Martynas Pocius. Po jo metimų Žalgiris pirmavo 47-40, bet šeimininkai besibaigiant ketvirčiui rezultatą išlygino. Ketvirtajame kėlinyje žalgiriečiai išbarstė 6 taškų pranašumą ir likus žaisti 18 sekundžių Danielis Ewingas išvedė Aseko Prokom į priekį 69-68. Tačiau po minutės pertraukėlės Pocius perdavė kamuolį Pauliui Jankūnui ir šis pataikė pergalingą 2 taškį. Nugalėtojams Pocius ir Travisas Watsonas pelnė po 16 taškų. Jankūnas pridėjo 9. Aišku, buvo įtampa ir žinojau, kad jie kabinsis, nes iš vis tai buvo paskutinis šansas ir svarbu, kad laimėjom. Nors ir nebuvo ten labai gražiai viskas, ne pagal tai, kaip norėjom, viskas idealiai, bet geriau blogiau žaidžiant laimėti, negu gražiai žaidžiant pralošti. Sako, kad jau papuolėm, ta prasme, tas 16, bet reikia vis tiek kovoti, stengtis, ar dėl geresnės vietos, ar kad neatsitiktų kažkokių tai netikėtumų, kažko paprasčiausiai nereikia dabar čia džiaugti, švęsti, nes čia, kaip sakant, tik mažytis žingsnis to, ko mes čia susirinkome, kaip sakom, žais kuo geriau, kad kuo geresnį sezoną turėtų. Желаю поздравлять свои ребята, команду, что очень были концентрированы, концентрацию хорошую имели. После напряженной игры с Макабием и поражения, тяжело поражение, поэтому что думаю, что должны были выиграть. Noriu pasveikinti savo žaidėjus, kad jie buvo gerai susikoncentravę visas rungtynes. Po praėjusio mačo su Makabi buvome blogos nuotaikos, nes tada turėjome laimėti. Dabar per paskutinės 2 rungtynes bandysime parodyti, ką sugebame geriausiai ir pasiekti kuo aukštesnę poziciją. Mūsų grupė yra labai sunki, bet patekę į top 16 žaisime dar geriau. Можно играть и попробовать заняти хорошую позицию. И нормально, как и от этой группы, которая была очень тяжела. Все открыто у топ-16 и будем тоже так играть. И думаю, что будем еще лучше играть. Galima nuveikti iškovoti dar 2 pergalės ir nežinau, ir ištaisyti savo klaidas visas ir kuo geresnė turnyrinė lentelė vietą, kaip sakant, užimti ir aišku, gerinti žaidimą, gerinti gynybą, viskas. Teoriškai gal dar yra galimybė, kad galime nepatekti, bet mes jau manom, kad pateksim ir stengsimės toliau, kad toliau sieksim tų 2 likusių pergalių, kad būtų grupėje kuo aukščiau. Paskutinės 2 rungtynes Eurolygoje Žalgiris žais su Vitorijos Kacha Laboral ir Maskvos Srities Chimki. Basket News LT korespondentas Vytautas Mikaitis, specialiai Žalgiris LT iš Gdynės.